Jeigu jūs planuojate imti būsto paskolą arba jau esate pasiėmę būsto paskolą, jūs galite pasidaryti investicinį kaupiamą gyvybės draudimą ir su ta mintim, kad taupydami čia jūs galėsite po 10 metų įsinešti tikrai solidžią pinigų sumą į savo būsto paskolos krepšelį, kad sumažinti įmoką mėnesinę. Šiai dienai tikrai pagal statistiką žmonės moka vidutiniškai nuo 600 iki 1200 eurų kiekvieną mėnesį už savo naują įgytą būstą. Ir tai yra tikrai nemaža pinigų suma. Ir mes kiekvienas negalim būti garantuotas, ar kai mums sukaks 40, 45 ar 50 metų būdami, mums šita pinigų suma nebus per didelė. Tai mes galime savo palengvinti kelią ir pasidaryti šalia to investicinį kaupiamą gyvybės draudimą su įmoka, kuri galėtų būti 20% nuo visų gaunamų pajamų per mėnesį ir tą įmoką taupyti ir padaryti jums planą ir pamatyti, kokią pinigų sumą jūs galėsite išsimti po 10 ar 15 metų ir įsinešti į savo būsto paskolos sutartį, taip sumažindami kiekvieno mėnesio įmoką.